Rudenį ima kristi lapai, panelės fotografuotis lapų krūvose, kurias ką tik sugrebė Kazys iš Kauno. Tačiau ne tai įdomu gameriams. Svarbu, kad jau greitai pasirodys naujausi žaidimai. Juk būtent rudenį įtakingiausios kompanijos industrijoje išleidžia savo ilgai ir ne visai ilgai puoselėtus projektus. Taigi, pažvelkime į laukiamiausius rudens žaidimus. Nesvarbu, kas ką yra pasakęs apie Mafia 3. Vieniems nepatinka pagrindinis veikėjas, kitiems visas settingo pakeitimas, bet visi daugiau ar mažiau trokšta išvysti finalinį gaminį. Šioje istorijoje protagonistų tapo Lincolnas Clay, kurio gauja bendradarbiavo su italų mafija, tačiau mafiozai nutarė pasiglemžti visą turtą ir nugalabyti partnerius. Lincolnas išgyvena ir dabar siekia keršto, o jo kovinė patirtis Vietname pravers kruviname kare prieš Cosa Nostra. Tarp nuskriaustųjų ir antrosios dalies žvaigždė Vito Scaletta, kuris susivienija su nauju herojumi vardan bendro tikslo. Siužeto chronologija priklausys nuo žaidėjo. Tam, kad atverti naują puslapį istorijoje, jums teks sunaikinti vieną rajoną, vėliau judėti prie kito. Jūsų užduotis yra palaipsniui sužlugdyti priešininkų verslą, narkotikų priekybą, viešnamius, tiesiog visą imperiją. Svarbiausia, kad pripučiamus automobilius pataisytų, nes taip sprogsta tik balionai. Na, o mesti iššūkį pavojingiausiam miesto gangsterių Selui Marcano galėsite jau spalio 7 dieną. Viena iš svarbiausių Microsoft franšizų sugrįžta. 4 dalyje pristatomi nauji veikėjai ir būtent jų žygdarbiai taps naujos trilogijos pamatu. Siužetas perkels žaidėjus į siaubingos nakties sūkurį, kurią protagonistui ir jo artimiesiems teks išgyventi. Jeigu prieš tai išleistose žaidimuose veikėjai buvo jau artimi ir daug kovų kartu išgyvenę, tai nauja istorija pasakos apie tai, kaip užgimsta draugystė ir pasitikėjimas. Kalbant apie žaidimo procesą, nedaug kas pasikeitė. Mechanika funkcionuoja tradiciškoje Gears of War manieroje. Tačiau šį kartą ne tik dinamiškas veiksmas, bet ir siaubo elementai. Po karo su amžinu priešu Locust, didžioji dalis populiacijos buvo sunaikinta, todėl į kovą stoja robotai. Iš pradžių jie buvo sukurti tik tam, kad pagelbėtų žmonijai. Atstatytų namus, bet vėliau buvo nutarta juos militarizuoti. O kodėl? Apie tai ir sužinosite, kai pažaisite. Akivaizdu, kad pristatant robotų frakciją, kūrėjai sugebėjo sukonstruoti įvairių priešų, kurie meta vis naujus iššūkius. Būtent todėl pavyks pamiršti apie tai, kad mechanikos prasme žaidimas visai nepasikeitė. Tačiau žaidėjas bus priverstas judėti kaip niekada anksčiau. Pats žudikas, gėrio nešėjas ir žmonių išgelbėtojas Battlefield 1 tapo vienu iš populiariausių žaidimų šiais metais. Akivaizdu, kad pardavimų startas bus tiesiog šaunus. Tikiuosi, kad pasinaudojus šitokiu dėmesiu,
studija DICE pristatys ne tik žaibiškus susirėmimus Pirmojo pasaulinio karo metu, bet ir intriguojantį siužetą. Nepaisant to, kad BF4 siužetinė kampanija buvo graži, ji nemetė jokio iššūkio ir tikrai nepasižymėjo įdomia istorija. Kaip ten bebūtų, esminis frančizės aspektas yra multiplayer. Jo rėmose buvo įvesti šiokie tokie klasių pakeitimai bei įdiegtas dirižablis, kuris pagelbės pralaiminčiai komandai. Na ir žinoma, šį bei kitus žaidimus galėsite įsigyti internetinėje parduotuvėje globalshop.lt. Neįsivaizduoju, ar masės atkreips dėmesį į šį projektą, tačiau tikiuosi, kad žmonės visgi atsikvošės nuo nesibaigiančių sprogimų ir susišaudimų. O viskas tam, kad pažvelgti į šį unikalų žaidimą The Last Guardian. Tai visų pirma istorija apie draugystę ir pasitikėjimą, o jau paskui apie nuotykius. Pastaruoju metu nuo širdumo kupinų projektų atsiranda vis daugiau, tačiau ne tokio masto kaip šis. Pristačius tokius žaidimus kaip The Last of Us, kuris pasižymi balansų tarp dramos ir dinamiško veiksmo, ir The Journey, dėl kurio nesunku pasinerti į sapnus, Sony įrodė, kad PlayStation yra nuoširdžių žaidimų namai. Šio žaidimo kūrėjai taip pat ruošiasi įrodyti, kad laukti buvo verta. Aš neįtin teigiamai vertinu pirmąją Titanfall dalį, kadangi žaidimas, nepaisant visai įdomaus multiplayer režimo, atrodė pusiau tuščias. Patirtis žaidžiant online neužilgo atsibosdavo, o siužetinės kampanijos paprasčiausiai nebuvo. Na, egzistavo taip vadinama istorija, tačiau pripažinkime, ji buvo apgailėtina. Lentelė su aprašymais, kad papasakoti istoriją, nagi tai ne 90-ieji. Komandos Respawn nariai žada pilnavertį siužetą, kuris sukurtas ne tam, kad paruošti žaidėjus mūšiams internetu, o tam, kad panardinti gamerius į pasakojimą apie žmogaus ryšį su mašina. Žinoma, žaidžiant internetu sulauksime nemažai pakeitimų, naujų gadgetų bei gebėjimų, kurie be abejonės pridės įvairumo. Žaidimą vis tiek įsigys. Netikit, jau neužilgo išleis naują trailerį su Jonu Snaige, kuris pasakys, jog vertėtų kuo greičiau skubėti į parduotuvę. Kitas Harringtonas juk ne veltui vaidina mega blockbusteryje. Taip, kosmosas, taip ultra mega super duper gadgetai ir taip toliau. Galbūt jau įgryso, tačiau objektyviai kalbant, žaidimo vizualioji pusė yra tikrai šauni. O susirėmimai su priešais ne tik dinamiški, bet ir pasižymi kinematografijos elementais. Juolab, kad įsigijus šį žaidimą jums nebereikės pirkti Titanfall, taipogi žiūrėti žvaigždžių karų. O dalelytė Call of Duty vis dar čia. Maža, bet yra. Ground assault. Captain's place is on the bridge. Not this captain. Not today. Žaidimas Dishonored 2 leis jums pasirinkti pagrindinį veikėją. Praeitos dalies protagonistas nesustabdomas žudikas Corvo ar elegantiškoji Emily. Abu veikėjai pasižymi individualiais gebėjimais, kurie atsispindės žaidimo procese. Taip pat unikali pasaulėžiūra. Istorija ta pati, bet skiriasi personažų reakcija į siužeto posūkius. Kūrėjai atsisakė nuo varikliuko Unreal, o pasitelkė modifikuotą engine Void. Jie taip pat priėmė sprendimą suteikti personažams balsus, juk gerbėjams tikriausiai įdomu iš arčiau susipažinti su veikėjais.
2012 metai. E3. Su šia data galvoje prabundu kiekvieną naktį išlietą šalto prakaito. Visai kaip Liu Kangas prieš žūtbūtinį mūšį. Juk būtent tada Ubisoft genialiai manipuliavo žmonių svajonėmis išvysti šaunų žaidimą, o gavosi nieko ypatingai gero nesigavo. Tačiau prancūzai žada, kad antroji dalis ištaisys klaidas ir iš tiesų. Panašu, kad šį kartą galime nulaužti beveik viską, o ne šiaip pasislėpus kampe sėdėti, kol kamerų pagalba iššaudysime visą priešų kolektyvą. Na, o jeigu ir to nepakanka, pasitelkite žaisliukus. Matyt, ši mašinėlė iš tiesų priklauso ne personažui iš Vienas namuose 3, o Markusui. Ir galiausiai parkūro elementai atrodo visai šauniai. Tačiau net 2016 metais nepavyko pristatyti 2012 žadėtos grafikos. Žaidimo veiksmas perkelia mus į San Franciską, kur Markusas prisijungia prie hakerių grupuotės DedSec, kad besivadovaujant savo idealais išlaisvinti visuomenę nuo korporacijų daromos įtakos. Final Fantasy XV taip pat yra vienas iš laukiamiausių žaidimų ir net ne mano, o remintis atsiliepimais skirtingose interneto svetainėse, kuriai žada visapusišką laisvę. Laisvai skraidykite arba važinėkite po atvirą pasaulį ir kaukitės dinamiškose dvikovose prieš neįtikėtinai pavojingus priešus. Ir būtent šis elementas prideda nemenką dozę veiksmo, tačiau savo širdyje Final Fantasy vis dar RPG. Svarbi ne tik mikli reakcija, bet ir apgalvotas sprendimas. Na, o veikėjų antgamtinės galės įmanoma modifikuoti pasitelkus magijos resursus, kurie lyg drakono rutuliai išmėtyti po visą pasaulį. Taigi jau greitai galėsite vadovauti 2000 metų pradžios roko grupiai ir išgelbėti pasaulį. Na, o kokio žaidimo labiausiai laukiate jūs? Komentuokite ir svarbiausia prenumeruokite kanalą mygtukai subscribe visur. Ir čia, ir štai dar vienas. Su jumis buvau aš, Valentinas. Iki greito.